bet taip atsitinka. Efektyvus projekto dalyvių visuomenės suinteresuotų šalių viešajame sektoriuje informavimas. Tikėtina, kad ypač didieji projektai pritrauks didžiulį visuomenės dėmesį. Mes jau matėme ir su apskritai toks didelis projektas pritraukia visuomenės dėmesį, politikų dėmesį, kitų viešojo sektoriaus organizacijų dėmesį. Todėl ypač svarbi informavimo politika, galbūt net reikėtų turėti specialistus, kurie tą informavimo kampaniją vykdytų. Nes privatus investuotojas ir bankai matys, kad nėra palaikymo visuomenėje, nėra palaikymo apskritai valstybėje. Tai ko gero rinksis projektą tą, kur toks palaikymas bus. Ir tą reikia labai gerai suvokti. Ir tai yra ne tik tai pats projekto gerumas, projekto pelningumas, bet ir tas aspektas yra vienas iš kertinių, į kurį investuotojai atsižvelgs, ypač kalba yra eina apie didelį projektą. Be jokios abejonės tai turi būti skaidrus ir konkurencingas konkursas. Kuo jis bus skaidresnis, tuo daugiau galimų investuotojų dalyvaus. Kalbant apie konkurencingumą, aš turiu omeny, kad tai turėtų būti patrauklus projektas, kuris būtų patrauklus kiek įmanoma platesniam investuotojų ratui. Tai yra, projekto rengėjai turėtų čia vėlgi elgtis kaip pardavėjai, žinoti, kokia paklausa yra rinkoje, kas tas galimas pirkėjas, ką galima patraukti papildomai, bet tų, ką mes žinome. Tai turi būti atitinkamo dydžio projektas, toks, kuris dabar rinkoje yra populiarus, turi būti sukurtos sąlygos, priimtinos kiek įmanoma platesniam ratui. Kiek įmanoma lankstesnės pirkimo konkurso sąlygos. Jau daugybė buvo užsiminusi, kad galbūt neverta pridėti standartinės sutarties, kuri atsijotų iš karto dalį suinteresuotų investuotojų. Bet prie šito dar klausimo aš grįšiu, nes yra ir labai specifinių aspektų, kurie išaiškėjo tik tai pastaraisiais metais, pastaraisiais mėnesiais net. Rizikos paskirstymas turi būti korektiškas, atsižvelgiant į privataus sektoriaus interesus ir apetikę riziką. Apie rizikas grėsmės buvo irgi daug kalbėta. Ką aš norėčiau pasakyti, kad tai, kaip rizikas buvo paskirstomas, yra suvokiamas prieš porą metų. Dabar tas jau yra nebetinkama, nes esant kitoj rinkoje ir savai suprantama, deficitinės prekės tiekėjas, daugiausia finansuotojai, akivaizdžiai kelia savo kainą, kyla tiek maržos, tiek rizikos, kurias jie yra linkę, mažėja rizikos, kurias jie yra linkę prisiimti. Ir į tą reikia atsižvelgti. Labai svarbi yra projekto komandos praktinė patirtis panašiuose projektuose. Vėlgi, ką noriu atkreipti dėmesį, tai turi būti ne tik tai techniniai žmonės, ne tik techniškai gerai pasikraustę žmonės, bet ir pardavėjai, turintys praktinę patirtį, kalbantis su būsimais investuotojais, būsimais finansuotojais. Nuoseklus ir metodiškas projekto planavimas ir įgyvendinimas, banali rekomendacija, bet retai tenka ją pamatyti praktikoje įgyvendinimą. Ir pasimokykime iš kitose šalyse padaryti klaidų. Dažniausiai tie projektai, kuriuos mes vykdysim, jau bus vykdyti kažkokiose kitose šalyse, mes dažniausiai tikriausiai nebusime pirmieji. Ta praktika yra ir gauti informacijos, kaip tie projektai vyko, kokios problemos tikrai galima. Truputį apie trūkumą. Dideliame pasaulyje stambaus PSP projektų parengimui ir pirkimo įgyvendinimui reikia 2 metų. Čia kalba eina apie ganėtinai didelius projektus. Apie tos projektus aš minėjau pačioj pradžioje. Mažiau projektam galbūt reikės ir mažiau laiko, bet nereikia būti dideliem optimistam taipogi. O beje, realiame pasaulyje dažnai reikia kur kas daugiau laiko, negu kad tų 2 metų. Yra išdėstos 4 pagrindinės projekto fazės, tai yra projekto pagrindimas, finansavimo ir pirkimo metodo parinkimas, pirkimo organizavimas. Štai ties šitom 3 nesustosiu, nes čia iš esmės šitos fazės yra atliekamos pačio viešojo sektoriaus ir konsultantų, tik todėl tik tai mažiau kvalifikacijos, gebėjimo koordinuoti savo veiksmus priklauso, ar nukrypimų nuo plano bus ar ne. Šiek tiek plačiau norėčiau pakalbėti apie projekto, apie pirkimo įgyvendinimo fazę.
tai yra fazė, kai yra parenkamas investuotojas ir užtikrinamas finansavimas. Jo trukmė yra apie 13 mėnesių. Patirtis rodo, kad realiai šitas etapas užtrunka ilgiau. Ir yra 3 skirtiniai taškai šitoje fazėje, tai yra jie išryškinti pilkai, yra 4 darbas su neatrinktais kandidatais, 8 laimėtojų atrinkimas ir dėrybos. Tai čia visiems suprantama ir žinoma problema, kai nelaimėję arba neatrinkti tiekėjai stengiasi tas konkurso sąlygas, konkurso rezultatus ginčyti, palaikyti anuliuoti konkursą apskritai ir taip toliau. Ir praktika rodo, kad tai užtrunka kur kas ilgiau negu 8 savaitės ir 11 savaičių, kaip yra nurodyta šitą diagramą. 9. Sutarties pasirašymas ir finansavimo sutartis iš tikrųjų yra ganėtinai nauja programa ir tai susijusi su dabartinė finansavimo būklė. Tai kalba apie finansavimą, nes šiuo metu bankai nelinkę prisiimti įsipareigojimų ilgiau negu 1 ir daugiausiai 2 mėnesiam. Jeigu anksčiau prisiimdavo 6 ir 8 mėnesiam, tam investuotojui, kuris teikia pasiūlymą, tai šiuo metu prisiima 1-2 mėnesių ir investuotojas, kuris pateikia pasiūlymą, iki tol, kol jis paskelbiamas nugalėtojų, kol ateina laikas pasirašyti sutartį, praeina daugiau laiko. Tai yra bankų įsipareigojimas tam investuotojui baigėsi, kadangi rinka yra labai dinamiška, bankų finansavimo sąlygos pasikeičia, ir jis sako, aš jau nefinansuosiu tomis sąlygomis, man reikia dabar jau rinkos sąlygos kitokios, aš finansuosiu tik tokiom sąlygom. Ir čia yra reali situacija, su kuria yra susiduriama ir kur daugiausia laiko dabar yra sugaištama. Ir čia todėl atkreipti dėmesio, kad pirkimo sąlygų lankstumas gali turėti lemiamos įtakos projekto sėkmei. Jeigu sąlygos bus nelanksčios, tai reiškia, kad reikės šitą tiekėją pašalinti, kitus turbūt irgi reikės pašalinti, nes jų finansavimo sąlygos lygiai taip pat pasikeis, tai bus investuota vos ne 2 metai ir tas projektas tuomet pasibaigs. Praktikoje tai būdavo labai didelės problemas, bet jas pavyko išspręsti. Todėl reikia iš anksto pagalvoti, ką daryti, kad galutiniai fazai taip neatsitiktų. Pasistengsiu, kalbant trumpiau, finansavimo rinkos būklė pasekmės ir turi Centrinė Europa. Visiems suprantama situacija, PSP sąnaudų mažėja, paskolų maržos didėja. Tos maržos šiandien, žiūrint iš mūsų perspektyvos, atrodo gali optimistinės, nes iš tikro rytų ir Centrinė Europoje yra dabartinės maržos yra 300-400 bazinių punktų iš tikro. To esmė, kas tą lemia, tai pinigai tapo deficitu, skolinimas brangsta ir prieš tai, kai kalbėjęs Europos investicijų banko atstovas paminėjo, kad likvidumas rinkoje yra stipriai sumažėjęs. Be to, bankai reikalauja daugiau nuosavų lėšų dėti, atsiranda naujų, bet brangesnių finansavimo šaltinių, tokių kaip infrastruktūriniai fondai. Skolintojai siekia papildomų saugumo garantijų, įskaitant ir valstybės. Be to, ypač didėjai projektai konkuruoja visam regione. Jeigu mūsų projektai turėsime kokį stambesnį infrastruktūrinį projektą, jis konkuruos su tokiais pat projektais rytų Centrinėje Europoje, visoje Europoje ir su visais kitais regionais. Statistika transporto ir viešųjų statinių segmente per pastaruosius 12 mėnesių buvo sudaryti apie 60 pasaulių gyvenimus dydžio. Rugsėjo pabaigai finansavimo stadijoje buvo apie 10-15. Konkursai vyko vienoje kitoje stadijoje, čia Europos Sąjungoje apie 300 projektų. Tai kokia išvada iš to peršasi, kad projektų sankaupa auga, tai reiškia, kad konkurencija auga, didėja projektų kiekis, kuriem reikia finansavimo, o finansavimas mažėja. Reiškia, konkurencija didėja. Rytų ir Centrinė Europa stipriai atsilieka nuo Europos, kitų nuo senų Europos šalių. Tai galime akivaizdžiai matyti. Pasekmes projektams Europoje. Tai kaip minėjau, konkuruoti rinkoje tapo sudėtingiau, daugiau projektų konkuruoja dėl mažesnio pinigų kiekio. Dideli sudėtingi projektai su neadekvačiu rizikos paskirstymu tapo nekonkurencingi. Ieškoma naujų sprendimų, didinančių PSP projektų finansavimo patrauklumą.